Savaitinė Forex rinkos apžvalga pristato Forex faktorius. Praėjusią savaitę dar kartelį patvirtino Amerikos ekonomikos šiokį tokį sulėtėjimą. Na ir matome toliau, kad mažmeniai pardavimai mažėja, vartojimas mažėja, reiškia ateinančio ketvirčio būtent BVP rodiklių galima tikėtis prastesnių. Darbo rinkos rodikliai, nepaisant to, kad buvo geresni pirmąjį mėnesio penktadienį, buvo galima šiokio tokio optimizmo turėti dėl JAV ekonominės padėties, tačiau mažmeniai pardavimai praėjusią savaitę tikrai nuvylė investuotojus. Taip pat išėjo gamybos sektoriaus užsakymų vadybininkų indeksas, kuris taip pat rodo, kad infliacijos spaudimo kol kas centrinis bankas neturi. Dėl to bet koks lūkestis dėl to, kad birželio mėnesį centrinis bankas galėtų imtis palūkanų normų didinimo, na tiesiog atkrenta šitas scenarius ir dabar investuotojų dėmesys į rugsėjo mėnesio galimybės didinti palūkanų normas ir aišku, rodikliai iki pat rugsėjo mėnesio bus stebimi pakankamai akylai, įvertinami ir, sakykime, pagal jos bus daromos, sakykime, perspektyvos dėl palūkanų normų didinimo galimybės. Na, kol kas vis dėlto manau, kad palūkanų normos Amerikoje bus šiemet didinamos rugsėjo mėnesį arba metų pabaigoje, vis dėlto darbo rinkos rodikliai, darbo rinka artėja prie full employmento vadinamo, na ir panaši situacija buvo būtent 1990 metais, Clintono prezidentavimo laikais, taip pat infliacijos spaudimo centrinis bankas neturėjo, tačiau darbo rinkai priartėjus prie būtent full employmento tiesiog buvo imtasi didinti palūkanų normas, tai panašaus scenarijaus būtų galima sulaukti galbūt ir šiemet, na esant tokiam bedarbystės lygiui 5,4% išlaikyti tokias žemas palūkanų normas, na, greičiausiai bus sudėtinga centriniam bankui, kadangi tai iššauktų būtent kainų burbulas skirtingose turto klasėse. Na, ateinančią savaitę iš rodiklių svarbesnių mes turėsime būtent pats svarbiausias bus penktadienį Amerikos vartotojų kainų indeksas, kuris irgi prognozuojamas blogesnis, toliau, sakykime, tokį sentimentą trumpuoju periodu galimai neigiamai Amerikos dolerį veiks. Ateinančią savaitę turėsime ir Mario Draghi, Europos centrinio banko vadovo konferencija, Anglijos centrinio banko konferencija, Kanados centrinio banko vadovo konferencija. Na, kol kas Kanados rodikliai pakankamai neblogi. Ir darbo rinkos rodikliai neblogai išeina, ir mažmeniai pardavimai geresni, ir gamintojų kainų indeksas pakankamai neblogas išėjo, dėl to artimiausiu metu galima Kanados doleriui pakankamai neblogą tokį sentimentą turėti. Na, o dabar iš žaliavinių valiutų, tarkim, Australijos doleris, Naujosios Zelandijos doleris, Australijos doleris su Naujosios Zelandijos dolerių valiutų poroje išlieka, sakykime, sentimentas, kad galima laukti kilimo pakankamai neblogo, dėl to, kad Naujosios Zelandijos centrinis bankas ketina mažinti palūkanų normas ir tą ketina daryti per artimiausius mėnesius, dėl to likus nedaug laiko iki birželio mėnesio galima laukti Naujosios Zelandijos dolerio silpnėjimo. Nepaisant to, sakykime, tokios prognozės praėjusią savaitę Naujosios Zelandijos mažmeniai pardavimai iš tikrųjų nustebino rinkas ir laikinai lėmė Naujosios Zelandijos dolerio brangimą, kadangi mažmeniai pardavimai per praėjusį ketvirtį augo 2,7%, nors buvo prognozė 1,6%. Ateinančią savaitę kritiškai svarbios naujienos yra keletas svarbių naujienų Naujai Zelandijai, tai yra antradienį būtent infliacijos expectations rodiklis iš Naujosios Zelandijos centrinio banko. Jeigu centrinis bankas mažina infliacijos prognozės, galima prognozuoti, kad palūkanų norma vis dėlto bus mažinama. Na ir kas neigiamai veikia labiausiai Naujosios Zelandijos dolerį, kol kas tai yra pieno supirkimo kainos. Tai yra antradienį vėlgi turėsim Global Dairy Trade Price Index rodiklį, kuris žemės būtent pieno supirkimo kainas. Didžiausia pieno perdirbėja kompanija Frontera toliau mažina prognozes būtent dėl pieno supirkimo kainų ir tai galėtų neigiamai toliau veikti Naujosios Zelandijos dolerį. Ateinančią savaitę turėsime ir angliškos infliacijos rodiklį, 0% yra prognozuojama infliacija. Jeigu angliška infliacija pamatytume augimą, na, tarkim, nekilnojamo turto rinkų yra prognozuojamas kainų augimas. Jeigu vartotojiška infliacija augtų Anglijoje, tai pakankamai teigiamai veiktų Anglijos svarą, kuris šiuo metu ypatingai brangsta prieš Amerikos dolerį. Jeigu infliacija bloga išeitų, galėtumėm sulaukti Anglijos svaro korekcijų ir ypatingai prieš eurą valiutų poroje. Taigi Amerikos rodikliai prasti nėra taip, kad labai veiktų neigiamai Amerikos dolerį, kadangi iš Kinijos rezultatai praėjusią savaitę, ypatingai iš Kinijos rezultatai vėlgi patvirtina toną, pramonės produkcija stoja. Mažmeniai pardavimai Kinijai sumažėjo. Na ir ateinančią savaitę turėsime iš Kinijos vėlgi svarbų rodiklį, tai yra gamybos sektoriaus PMI. Jisai prognozuojamas žemiau 50 ir tai jau bus iš eilės trečias mėnesis kaip mažesni negu 50 užsakymo vadybininkų indeksas. Tai rodo, kad gamybos sektorius stagnuoja, lėtėja, išsikvėpinėja, na ir tai neigiamai veikia žaliavinės valiutas. Australijos dolerį, Naujosios Zelandijos dolerį. Kas liečia eurą, na iš tikrųjų eurą toliau laikytumėm sentimentą daugiau neigiamai, ypatingai valiuto poroje su Amerikos
dolerių, vis dėlto Euro centrinio banko vykdomos obligacijų supirkimo programas laiko pajamingumus europinių obligacijų labai mažus. Toliau kitas dalykas, kuris kelia nerimą dėl euro, tai būtent už kelių savaičių tas terminas, kurio metu jau Graikija taps nebemoki, na ir iš tikrųjų grėsia Graikijai toliau bankroto, susitarimai su kreditoriais iš Graikijos pusės toliau nėra pasiekti, todėl laikui tirpstant tas gali neigiamai paveikti eurą, dėl to į savaitės antrą pusę būtų netgi galima laukti euro smukimo ateinančią savaitę. Na, pradėsime apžvalgą nuo būtent 10 metų amerikietiškų obligacijų grafiko. Amerikietiškų obligacijų kaina atlaikė 126,50 svarbu palaikymą, na ir obligacijų kainai kylant, jų pajamingumas mažėja, tai yra tendencinga būtent po tokių prastesnių JAV rodiklių. Gegužės mėnesio aplamai yra būdinga situacija, kada bondai brangsta, pajamingumas mažėja, na ir tai lemia dažniausiai S&P 500 indekso smukimą. Šiuo metu bondai juda intervališkai, pramušus 128,00 lygį stipriai pramušus, atsivertų kelias link 130, tai lemtų obligacijų pajamingumo mažėjimą, na ir S&P 500 indekso smukimą. Šiuo metu S&P 500 indeksas, na, ciklas yra intervalinio judėjimo ciklas, todėl mes šį kilimą negalime kol kas vadinti tendenciją, šiuo metu pabandymas pramušti aukštumas, na ir iš tikrųjų mes turėjome jau signalinį barą, kuris rodo galimą rinkos išsikvėpimą mažesnėme grafike. Ir dabar, sakykime, rinkos atidarimo metu kainai bandant suformuoti naujas viršūnės, sulaukus signalinio baro, na, pakankamai nebloga atsiranda perspektyva su maža rizika paieškoti sell pozicijų ir pelno nuostolio santykių 2:1 arba 3:1. Ciklas yra intervalas. Jeigu obligacijų grafikas prasimuštų pro 128,00, na, S&P 500 indeksas galėtų atitinkamai smukti iki 2,075 ir daugiau. Todėl šio indekso, na, stebėti grafiką apsimoka. Jeigu kaina pramuštų 2,112, tai būtų signalas grįžimui atgal į intervalą, na ir tada kainos kritimui atitinkamai iki pat intervalo dugnų. Doleris Japonijos jena, na iš tikrųjų po tokių Amerikos rodiklių prastesnių, būtent rizikos netoleravimo rinkui nuotaikos gali atsirasti ir, sakykime, amerikietiško obligacijų grafikas jau tokias nuotaikas rodo. Jeigu mes sulauktumėme S&P 500 indekso didesnio smukimo, na, doleris jena būtų ta valiutų pora, kuri greičiausiai smuktų taip pat pakankamai ženkliai. Na, iš tikrųjų, Japonijos rodikliai pakankamai neblogai. Japonijos centrinis bankas labai nedrąsiai ir tiesiog bando atbaidyti rinką nuo minčių, kad, sakykime, stabdys obligacijų supirkimo programas artimiausių metų, tačiau jau po truputį rinka pradeda įskaičiuoti galimybės, kad japonai svarsto obligacijų supirkimo programos išėjimo techninės sąlygas. Na ir doleris Japonijos jena bet kokį pakilimą meškos spaudžia žemyn, dėl to kol kas, aišku, yra ciklas intervalinis judėjimas, pardavimų vytis rinkos, kaip dabar yra šioje kainoje, nereikėtų, laukti nuo pat viršūnių, sell pozicijų, kainai kylant link viršūnių. Jeigu kaina pramuštų 1,1900 lygį, palaukti korekcijos ir sell pozicijų su 2:1 santykiu būtų pravartus 118,50 svarbus palaikymas. Na, nuo čia, aišku, yra nebloga pirkimo zona su 2:1 santykiu, na, o pramušus 118,50 atsivertų kelias link 116,00. Pakankamai nemažo galima kritimo sulaukti doleris jena poroje, dėl to bet kokį pakilimą naudočiau tam, kad užeiti į sell pozicijas. USD Kanados doleris, na, sentimentas toliau išlieka pakankamai neblogas Kanados dolerio stiprėjimui. Tik vienas dalykas yra tas, kad naftos kainos mes matome smukimą nuo pasiektų stiprių pasipriešinimo lygių, tas lemia Kanados dolerio tokį vangų judėjimą. Kol kas techniškai mes turime judėjimą intervalinį, visiškai trūksta naujienų, sakykime, iš Kanados, kurios bus skelbiamos būtent ateinančią savaitę. Dabartinis kilimas yra kylantis mikrotrendas, kylančio mikrotrendų išsikvėpimo metu, ties kaina 1,2075, štai šitoje zonoje ieškočiau sell pozicijų su nedidelė rizika ir 2:1 bent jau pelno nuostolio santykių. Na, aišku, kainos smukimo atitinkamai metu link dugnų, čia būtų galima pasieškoti pirkimų su 2:1 taip pat pelno nuostolio santykių. Naftos kainos smukimo atveju, na, iš tikrųjų nuo šio palaikymo USD Kanados doleris galėtų padaryti didesnę korekciją. Australijos doleris poroje, iš tikrųjų ateinančią savaitę Kinijos rodikliai pakankamai svarbus ir jie daugiausia greičiausiai ir lems sentimentą Australijos dolerio. Australijos doleris pabandė pramušti prieš tai buvusias aukštumas, pramušimas panašu į melagingą, dieninėme grafike mes turime išsikvėpimo signalas, 4 valandų grafike išsikvėpimo signalus, dėl to dabar rinkos atidarimo metu kainos kilimo atveju link 80 lygio, na, iš tikrųjų šioje zonoje stebėčiau galimybės sell su 2:1 ir daugiau pelno nuostolio santykių link 79,50. 79,50 tai yra intervalo dugnas, kuriame būtų galima jau ir su nedidelė rizika 2:1 santykių paieškoti pirkimo pozicijų, na ir tam turėtų, aišku, išeiti iš Kinijos rodiklis
rodiklis geresnis. Jeigu Kinijos rodikliai prastesni, galimai rinka pramuš šitą intervalą, na ir tiesiog grįš iki 78-70, daug yra intervalinio judėjimo, dėl to geriausia ieškoti pardavimų tik tais nuo viršūnių, sakykime, pirkimo pozicijų tik tai prie pačių geriausių dugnų. Euras Kanados doleris, na, iš tikrųjų dabartinis kilimas yra grinai korekcinė struktūra, mes turime intervalinį judėjimą, nesiūlyčiau prisirišti prieš šitos kilimo krypties. Dabartinis magnetas yra pakankamai stiprus pasipriešinimas, kurį mes galime matyti ir dieninėme grafike, tai iš tikrųjų signalas būtų pravartu šioje zonoje ieškoti jau sell pozicijų ir, sakykime, šito kilimo visų pirma mes turim sulaukti štai šito kilimo išsikvėpimo signalų, geriausia tai žiūrėti 15 minučių grafike, na ir aišku, kainai grįžtant žemiau 3.725 atsirastų signalas, kad kaina vėlgi grįžta atgal į intervalą, na ir kainos kritėjų pardavėjų tikslas iki 3.430, na iš tikrųjų sentimentas eurui toliau lieka neigiamas, dėl to euro Kanados dolerio prie kilimo neprisiriščiau. Aukso grafike mes turim tokį judėjimą, kuris, sakykime, rodo, kaip rinkų dalyviai vertina dabartinius JAV rodiklius. Aukso brangimas jisai rodo būtent, kad rinkų dalyviai galimai įskaičiuoja, kad palūkanų normos bus didinamos vėlesniu etapu, negu kad buvo planuota. Ir dabar 1.225 yra svarbus pasipriešinimas, kaina yra svarbaus pasipriešinimo zonoje. Šioje pasipriešinimo zonoje mažesnio periodo grafikuose, tai yra 15 minučių grafikuose, jau dabar rinkos atidarimo metu egzistuoja pardavimo pozicijos. Jeigu rinka pabandytų pramušti intervalą, galima laukti būtų melagingo pramušimo signalo ir su nemažiau kaip 2:1 arba 3:1 pelno nuostolio santykių paieškoti short pozicijų. Jeigu kaina pilnai pramuštų štai šį intervalą 1.225, na atsivertų kelias link $1,300 už unciją, tai tuomet mes turėsime kylantį mikrotrendą, kada pagal valandinį grafiką, 4 valandų grafikuose, bet kokios korekcijos metu bus galima ieškoti pirkimo pozicijų. Kol kas pirkimo pozicijų neieškočiau ir kol nepramuštas 1.225 ir tik tai sell iki dugnų, bet nuo dugnų štai šitoje vietoje vėlgi pirkimų neieškočiau, kadangi reikia visų pirma štai šio didelio intervalo pramušimo į viršų sulaukti, nes dabar rinka gali grįžti netgi viską, ką ir pakilo, grinai iš techninės pusės žiūrint šią situaciją. Taip, euras Japonijos jena dabartinis kilimas tai nėra kylantis trendas, kylanti banga vėlgi intervalinėme judėjime, šiuo metu mes esame prie labai stipraus magneto, na, jeigu doleris Japonijos jena pradėtų didesnį smukimą, bendrai toksai Japonijos jenos stiprėjimas įtakotų Japonijos jenos brangimą greičiausiai ir prieš eurą poroje. Šiuo metu mes turime kainos judėjimo intervale ir netoli magneto 137.00, štai šitoje zonoje, tai 137.00, na, ieškočiau pilno signalo bulių išsikvėpimui, na ir pozicijų sell, iš tikrųjų net ir artimiausių metų, čia būtų galima pagal mažesnius grafikus, pagal 5 minučių grafikus, na, laukti pilno štai šito bulių mikrotrendų išsikvėpimo ir pozicijos sell high su 2:1 ir daugiau pelno nuostolio santykių. Naujosios Zelandijos doleris po praeitos savaitės rodiklių judėjo iš pradžių, buvo pramušimas intervalo, melagingas pramušimas, grįžimas atgal į intervalą, po to, sakykime, savaitės pabaigoje, kai rinkų dalyviai įvertina Naujosios Zelandijos galimybės būtent ateinančiais mėnesiais mažinti palūkanų normas, dėl to Naujosios Zelandijos doleryje sentimentas išlieka neigiamas, korekcijų metu link 75.00, 75.50, nuo pat viršūnių ieškočiau sell pozicijų, na, buy pozicijų kol kas signalo NZD, USD galimybių nematau. Euro dolerio valiutų pora taip pat artėja prie magneto 1.15, 1.16, šioje zonoje 1.15, 1.16 laukčiau pilno štai šito bulių mikrotrendo išsikvėpimo signalo ir dabar, sakykime, kainos rinkos atidarimo metu pirmadienį rinka galimai pabandys pramušti penktadienio aukštumas, suformuoti naują viršūnę, sulaukčiau išsikvėpimo signalo. Na ir sell su 2:1 ir daugiau pelno nuostolio santykių, palaukti korekcijos link, sakykime, kažkur tai 1.1400. Na, nuo 1.1400, 1.1330, kol kaina laikosi virš 1.330, galimai mes turėsime daugiau tokį teigiamą sentimentą eurų dolerių ir tarp 1.1330, 1.1500 tame intervale kaina greičiausiai ir judės. Tačiau nuo viršūnį ieškočiau sell, tais 1.1330 jau pirkimo pozicijų, vėlgi su 2:1 santykių. Jeigu tik tais kaina pramuštų 1.330 lygį, tai būtų signalas būtent korekcinės struktūros, kurią dabar formuoja euras doleris, būtent C banga korekcinės struktūros penkiabangėje struktūroje pabaiga ir tada mes jau turėtume pakankamai neblogas sell pozicijas. Tačiau manau, kad kol kas dar ateinančią savaitę mes to nesulauksim, dar turėsime šiokį tokį kilimą link
paties stipriausių magnetų 1.1.5, 1.1.6. Naftos grafike mes turime tokį dvipusio irgi pakankamai nemažai judėjimo, rinka formuoja galvos pečių struktūrą, pramušus šitą galvos pečių struktūrą žemyn, tai yra 58-50, nepulti geriau vytis rinkos, palaukti korekcijos ir sell nuo pačių aukščiausių aukštumų. Jeigu, sakykime, rinka prasimuštų pro viršūnės, kurias formavo štai šitoje vietoje, prasimuštų pro 61.91, 62 lygį, tai būtų signalas trendo pratesimui, na ir trendo pratesimui link 65, nuo 65 zonos jau tada būtų galima vėlgi žiūrėti meškų pozicijos. Tai tiek svarbiausių dalykų ateinančią savaitę, valdykite riziką ir stenkitės išnaudoti maksimaliai galimybės, kurias suteikia rinka. Sėkmės visiems!